Skambinu savo vaikystės klasiokiai į Rokiškio rajoną. Labas. Labas, Alina, apie tave pradėjau kalbėti. Nu, aš tavo tik vaizdo nematau, kur tu dingus. O tai kur mano vaizdą nematai, aš tavį matau? Matai? Tu mane matai? Aha, matau aš tavį. Nu, Tai pas tavį gali išjungti? Ne, aš esu įsijungęs, bet nežinau. Aha, aš tavį tai matau. Nu gerai, nematau, tai nematau, bet svarbiausia, kad girdžiu gerai. Gerų metų aš tau noriu palinkėti, sveikatos ypatingai. Dėkui, daugiau ir trūksta sveikatos. Jo, žinai, aš čia pagalvojau, čia vieni ir kiti bando kažkaip tau padėti per kitus ir panašiai, o tu vis atsisakinėjai. Tai aš norėčiau būti griežtas tau. Tokia idėja šovė, kadangi tavo uždarbis, kaip sakyti, neįgalioje ten yra uždarbis, kaip ten vadinasi. Nu taip, dabar. Tu ten gauni dabar. Dar rezultatų jokių tokių, pokyčių negavau, dar laukiu, bet dar neturiu. Tu išvardink, kokias ligas turi, gal atsimeni, o dabar. Turiu šitągi, kaip čia stuburo išvaržą, 2 kartus operuota, dabar stimuliatorius, tada skydliaukė išoperuota, pašalinta, širdies ritmo sutrikimas. Ir vis dar tave Dievas myli. Na tai va, tai aš kažkaip tai džiaugiuosi, dar kad einu, dar galiu kažko. Tai va, iš Rokiškio rajono poliklinikas jau skambina, kad šitągi man duosi seniūnijas, kad biškį pagelbėtų. Žiūrėk, aš žinau, kad yra vaistai, kurie yra labai brangus. Ten į mėnesį kartą, ar kiek ten reikia tau, ar 2 kartus per mėnesį? Ar tu girdi mane? Girdžiu, klausau. Aš sakau, kokie tie vaistai yra ir kokia kaina jų, ten labai brangus, kur tau reikia vartoti. Ai, tai man susileis geležį reikia, kur apie 150 eurų kainuoja. Tai hemoglobinas ten nuleidžiam šitas. Žiūrėk, tu dabar gauni ten apie 200 virš viso labo, ar ne? 270 eurų. Kaip tu tame namelį išgyveni, neįsivaizduoju. Tavo vyras neseniai mirė, lygos užpuolė ir dar komisija neįgaliųjų tau atėmė tos nedidelius pinigus, kur nesuprantu, kodėl tai padaryta. Tai žiūrėk, aš noriu tokį dalyką paprašyti tavęs, ar tu man gali atsiųsti į mano messengerį savo banko sąskaitą. Aš parašysiu tekstą ir paprašysiu pagalbos tiesiog Lietuvos žmonių ir panašiai, kad galėtų prisidėti prie vaistų, galų gale ir prie tų buitinių dalykų, kaip malkos ir panašiai. Nes žinau, kad žiauriai tau ten sudėtinga, žiauriai turi daug bėdų, o pati daug esi padėjus žmonėms, vaikams ir panašiai, turi kažkaip atsisukti ir tave tie žmonės, kuriems esi padėjus, žinai. Tai va, aš noriu, žinai, ir savo klasiokam nusiųsti, pats prisidėti su kitais žmonėmis. Tai būk gera, išdrįsk, parašyk man savo sąskaitos numerį banko į messengerį. Gerai? Gerai. Sutarėm? Sutarėm. Na ir viskas, ir nebe... Kad galėčiau dirbti, čia į darbą bedavoti. Neverk, viskas gerai. Aš su tavim. Aš žinau, kad
tu nesi tas žmogus, kuri piknaudžiauja ir panašiai. Tu ne tas žmogus. Tave Kriaunų krašto žmonės žino, viskas gerai. Tikrai ne. Aš visiems stengiuosi padėti. Alina, viskas gerai, nurimk. Nu, bet gerai, žinai, išsiverk, nes ilgai laikai širdį. Tarp kitko, reikia išsiverkti. Nes paskui labai spaudžia krūtinę. O dabar kai, kažką bandai judėti ar ką, tas srovė, stimuliatoriaus neduoda man. Atrodo, skausmas tas biškiai kai kada ir mažesnis, bet, elektrą neduoda. Ir neįsivaizduoju, jeigu reikėtų man kažką dirbti. Baisu. Tai kad tu vos paeini. Tai va, ir štai, žiemą tai baisiausia. Tai tvarkoj, Alinuška, kaip sakau, padaryk šitą darbuką, nedaug reikia, tik tai atsisėsti prie kompiuterio ir telefoną tu turi, tai parašyk gerai. Gerai. Ir kuris bankas. Ir aš tada jau tikrai kreipsiuos į žmonės. Ačiū. Netekok, čia tau ačiū už viską, ką tu darai ir padedi. Tiesiog tu esi... Tai stengiuosi, negaliu stengiuosi. Gerai, tai tvarkoj, nurink tada ir gerų metų sveikatos, o mes bandysime bendromis jėgomis prisidėti. Gerai, ačiū. Gerai, iki. Iki. Labai prašau. Neprašau po 100 000 eurų ar 50, bet po 50 eurų. Nors po eurą. Padėkite Alinai. Jai tik tai 50 metų. Bet taip gyvenime gausi, kad su sveikata jai jau daug metų yra problemų. O praėjusiai metai tai iš viso buvo juodi. Išėjo amžinatilsį jos vyras, kuris turėjo darbą, liko namai. Operacija po operacijos. Ir kas įdomiausia, kad kai aš lankydavausi Kriaunų krašte, matydavau, kaip jinai su visa meilė, sirgdama, eidavo į vaikų dienos centrus, dirbo su neįgaliais žmonėmis. Padėdavo tiesiog žmonėms. Dabar reikia jai pagalbos. Apačioje yra nurodyta Alinos sąskaita. Alina augo su manimi Obelių našlaičių namuose, vaikų namuose. Aš ją pažįstu labai gerai. Mes ją vadindavom klasėje mūsų mama. Jau tada buvo aišku, kad jinai visą gyvenimą rūpinsis žmonėmis. Mėly mano klasiokai, pažįstami žmonės ir mano sekėjai, gerbėjai, padėkite. Labai prašau. Ačiū Jums.